Sveiki, labas rytas. Ir supažindinsiu, esu Virginijus, supažindinsiu jūs 478 kvėpavimo metodu. Tai labai toks trumpas metodas, kaip nusiraminti. Tai ką duoda šis metodas? Greitą nusiraminimą ir tai yra labai paprastas sprendimas. Įkvėpimas per 4 sekundės, įkvėpiam. Sulaikom kvėpavimą 7 sekundės. Tai dabar skaičiuoju. Ir per 8 iškvėpiu. Galima naudoti, kažkaip tai sekundinis laikrodis, kaip yra, laikrodžio rodyklę, arba telefoną stebėti, kad ir tokiu būdu kvėpuoti. Tai čia yra netgi taip sakoma, kad taip galima labai greitai užmigti. Pavyzdžiui, prieš neužmėgė, tai pradedi kvėpuoti prieš miegą ir kažkaip paskui įsijungi. Tai ką šitas daro? Tai veikia parasimpatinę nervų sistemą, sulėtina širdies ritmą ir leidžia kūnui atsipalaiduoti. Tai aplamai toksai stresas būna, dienos metu galima irgi taip paimti ir jeigu mes einam miegoti, mes užsimerkiam, tai darom, tą pratimą. O jeigu mes šiaip nenorim užmigti, o norim būti šiaip atsipalaiduoti, tai tiesiog atmerktom akimis. Naudoja sportininkai ir specialių pajėgų, meditacijos praktikai, specialių pajėgų, reiškia, šitie žmonės. Išbandykite dabar ir pasidalinkite. Ramus fonai gali būti, kameros efektai, grafika. Ir aš dabar baigiu. Atsisveikinu su visai tie, kurie įrašė, baigiu savo šitą įrašą.